Čia kirtimo metu matomai buvo pažeista šitą eglę. Šitos eglės jos yra sveikos. Šitą šiaip turėjo kirtimo metu būti nukirsta. Bet jos gyvens ir augs dėl to, kad jos turi iš ko sakuotis. Sakai, jie saugo, jos gyvybingos yra. Šiemet metai yra gamtai labai palankus. Tas drėgmės visas balansas ir taip toliau. Nėra sausrų. Aišku, kitom ūkio šakom, ko gero, kad yra blogai. Einam. Ten sena stovėjo. Čia zefyrai kepė. Čia buvo šitas? Jo. 24 metų rudenį. Čia vykdėm už pusės kilometro kirtimus. Kita miške. Čia atvažiavom, surinkom vėjo nulaužtas eglės. Ir visai neseniai jinai nulaužta, nes spygliai dar žali. Dėl to ir reikia atvažiuoti kiekvienais metais į mišką pasižiūrėti. O, ąžuolas. Gediminas rado šabarkštynę augantį ąžuoliuką, kurio pats nesodino. O, gražuolis auga. Klausimas, ar čia šita miške buvo ąžuolų. Kiek atsimenu, mes jo nekirtom. Tai kažkur turėtų būti pasislėpęs tėvelis arba kažkas giliai kiša, bet greičiausiai, kad ne. Va, reproduktorius. Išties neįtikėtini faktai, ne? Tai dabar pabandykime išsiaiškinti, kaip čia kas, kur čia buvo. Ten stovėjo traktorius, ten buvo sukrauta mediena, čia buvo keliama vėliava, ten vaikai fotografavos, čia kepėm zefyrus ir valgiam košę. Dabar šitoj žalumoj reik pabandyti surasti savo sodintą mišką. Ai, va, praėjau, užmyniau. Net nesimato. Vieną, va, kitą. Čia ir yra tas, kai mes suoriam, dėl to jas ir patogu yra surasti. Mes sodinom į vagos apatinę dalį. Ir dabar pagal tą vagą eidamas, tu gali atpaistyti, kur jinai yra. Ta eglė, kur pasodinta, va. Ką tik čia, va, vieną apspardžiau. Va, vieną kuo puikiausiai. Blemba, čia daug darbo jas atmindyt būtų. Čia tiesiog su trimeriu turi eiti. Čia tas darbas tai turi būti daroms atsakingai. Nes vis dėlto sutikim, tai kainavo vienas dalykas ir pinigus. Ir patį medelį užauginti iki sodinimo. Ką šį rudenį darysim, tai spalio mėnesį pasiimsim vagą, atsistos tas, kuris pjaus su trimeriu. Kažkiek medelių nusipjaus, bet kokia atveju. Nu, čia neišvengiama, bet tai ir yra. Sodinom 2000 vienetų. Tikslas yra, kad čia užaugtų savaime. Daržai, klevai, dar ir iš pačių eglių prisisės, kaip matėm, ąžuolas jau yra atsiradęs, pats užaugęs, kurio tikrai nesodinom. Ir reziume, viską čia tvarkingai prižiūrint, kad ir vieną kitą eglę nusipjaus, ar kad ir užgoš, tą patį augmeniją, vis tiek mes užauginsim mišrų medyną čia šitoj vietoj. Nu, kaip matom, 1,5 metų praėję, jau tos eglės greičiausiai būtų nudžiūvusios, ne? Jom trukdo šitą augmeniją, jom trukdo gauti šviesos. Jos negauna šviesos, dėl to jo prieaugis ir mažesnis. Jos turėtų kitais metais jau būti paaugusios mažiausiai kokį 50 cm. Mažiausiai 50 cm jos turėtų būti paaugusios, tai jau kitais metais jos turėtų būti tokios. Po 3 metų tokio ūgio jos turėtų būti pasodinimu. Tai kokiais 27-28 metais mes jau turėtume va čia va nebepraeiti. Jeigu teisingai viską darysim. Einam toliau. Gal bus lengviau. Gal ne visur taip apžėlė. Tai vis dėlto nėra tai blogai Gedimins visoje, ne toksai. Vis tiek da kažką gerai yra nuveikęs, a ne? Heiteriukai. Viskas gerai. Ir vaikai, ir svarbiausia edukacija tuo metu, kuri čia buvo įvykdyta, jinai savo ilgoj perspektyvoje ateis. Va, dar vienas ąžuolas. Čia lazdynas, kurio mums nereikia įsaugti, dėl to, kai jisai užaugs, jisai visą saulės energiją sugaudys ir šitą eglę neužaugs. Tai va, kai tas trimeristas vaikščios, pjaus, visus va šitus reikia išpjauti. Visos klypo plinai, nuskų žolės nereik, bet panašiai plius minus taip ir gausis. Nes tos vagas jos yra kas metrą, kas pusantro. Slepiasi gėris. Čia bus mūsų medeliai. Užauginta Lietuvoje ir vaikų pasodinta. Ir mūsų pačių visų. Einam ten, kur ta šaknis išvirtus. Čia yra eglės konkorėžiai. Iš jų sieklas jau yra išbirusios. Pačios eglės. Iš kažkurios va.
ar kirtimo metu, bet greičiausiai, kad ne kirtimo metu čia. Nukritę tie konkorėžiai, šių sieklas irgi pasisijusios. O čia va, eglutė, kuo puikiausiai auganti. Nuo šito klevo irgi, garantuoju, bus prisisėję, reikėtų gerai paieškoti. Kažkur dar čia rasim. Vienu žodžiu, vyksta augimo procesą. Dabar šiame etape mes esam pačiam pirminiam auginimo stadijai. Gamta jau čia kaip nori, taip jau pati, kuriai patogu, ten ir prigyja.